Pasidariau kavos, prisėdau prie kubų, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Čia matot įstrižai per stiklą koridorus pigmėjus būriuką. Tai dabar taip. Kubai paleisti grubiai prieš savaitę. Šitame suleistos geros krevetės, čia ant šakos tupi krevetė. Ir būrys pigmėjų ir tas akvariumas yra šeriamas. Čia nesuleista nieko išskyrus kelias raiges. Ir akvariumas nešeriamas. Skirtumas koks? Ant to nėra taškinio dumblio. Ant šito, pažiūrėkit, kiek jau žalia taškinė dumblė. Nuo pašaro. Dėl to, kad vyksta gyvybė. Tas pats laikas. Vanduo dar nekeistas. Suleidau ir nieko nedariau. Praėjo savaitė. Dabar pagrindiniai skirtumai, kas iš karto matosi. Labai. Be vandens žaliavimą. Šita šaka nėra buvusi akvariume. Kažkokį grybuką atidavė į vandenį, bet dabar ėjo krevetė, ją ėdė. Koridoriukai, aišku, slepiasi. Augalai jau matosi. Liudvigė repens buvo vandeninė forma, bet šitie lapai buvo užaugę anksčiau. Šitie lapukai, jie jau yra, palaukite, kitokie forma. Jau nauji lapukai tie du yra. O šita buvo orinė forma, žaliais lygiais lapais ir šitie lapukai raitosi priiminėja vandeninę formą, labai gražiai jaučiasi. Alternatera reinečki, mini. Va šitie du lapukai yra jau nauji. Hediotis salzamani. Va šitie du lapukai yra jau nauji. Ta prasme, per savaitę aiškiai matosi, kad augalai pajuto naujas sąlygas ir prie jų taikosi. Dabar kitas akvariumas. Antras akvariumas. Pirma, kas matosi, pajudinus augalas, nuo jų eina dulkės, čia nėra krevečių. Po susodinimo nieks nuo jų nenuvalgė, nenurinko dulkių. Va, kyla debesis. Rotala kolorata, susodinti ilgi daigai, jau viskas liečia vandenį ir man juos reikia nukirpti lygiai, kad nuo to lygiai nukirpta užaugti iki viršaus lygiai. Tai va, tos viršūnės jau dabar man yra likęs perteklius. Jos gražiai raudonuoja. Va, pavyzdžiui, čia ta viršūnėlė buvo senam vandenyje, indelį, ir va ta viršūnė yra nauja. Rosenerving labai gerai paraudonavo lapai, bet biški trūksta medžiagų, raitosi lapukų viršūnės, nes akvariumas dar nėra šertas. Bet reaguoja į vandenį labai gražiai, šviesa labai patinka. Alternatera reinečki mini, va šitie lapukai yra nauji. Gerai ir įdomiausia. Mano sode pradėjo augti rožės. Šalia rotalas koloratas pasodinau va tuos žalius lapus, žalius daigiukus, va tokius. Kur čia dabar yra? Va. Išorinės formas ir klausiau, kas per augalas. Ir va šitos raudonas viršūnės yra naujas. Išleistas dabar va čia. Tai yra rotala hra. Pradėjo raudonuoti viršūnės, forma apačioje yra orinė, o čia dabar jau yra vandeninė. Tai man nukirpus rotalą koloratą. Ir va, žiūrėkit, rotalas koloratas irgi labai gražiai. Šitie lapukai yra oriniai, o šitie lapukai yra vandeniniai. Per kiek grubiai savaitę. Labai gražiai matos, kad akvariums pajudėjo. Tai ta prasme, per savaitę galima matyti, kaip akvariums pradeda augti. Hediočio salzamanio, šitie mažiukai lapukai jau irgi yra čia. Samanų tinklelę matot, va pradėjo dygti per tinkliuką keli ploni lapukai. Irgi. Ant bucės, aišku, nesimato judėjimą, nu, bet ir nepūna. Tai irgi gerai. Tai dabar kirpsiu rotalas. Kirpsiu rotalas vienodam aukščiai, kad augtų į viršų vienodai krūmai ir viršūnė sekančiam sodinimui būtų tiesios. Tai va šitas rotalas man yra perteklius. Ir iš čia, ir iš čia. Čia jau filtro srovė va pučia į tą daigiuką ir jį plasdena, ir jeigu būtų barzda, tai čia iš karto augtų barzda, tai filtrą dabar jau kelti reikės aukščiau, kol akva buvo tuščias, buvo prileidęs žemai. Filtrą kelsiu į viršų, visą laiką darau, kad vanduo pūstų į patį vandens paviršių ir per viršų įsisklaidytų. Nu va, suka veikia, apsižiūrėjau akvukus, matau, kad yra judėjimas per savaitę.
Parašysiu prie posto, kada buvo startuota ir kokia šiandien diena.